Ai, nu ką, fokusas yra, kadruotė stovi, šviesos pakanka? Ok, galim pradėti. Tu ką, operator, be manęs pradėjai? Tu žinau, kad niekada nepradėk be manęs. Nežinau, iš kur čia tokių naujokų atsiranda ir kodėl man juos visada duoda. Palauk, ramtošką kažkur reikia padėti. Paskui pasiimsiu. Sveiki! Naujieji metai. Ir sugrįžta Andriaus Tapino pinigų karta. Automatiškai savo mažomis kojytėmis sugrįžta tapu babkių karta. O jei grįžta babkių karta, tai automatiškai grįžta ir Birutė Atvisaitė, su kuriame šiandieną ir kalbėsime apie tai, kaip bankrutuoja Norfa, kuri nebankrutuoja. Aha, tai dabar, operator, darysim tokį stebuklą, kad aš sėdžiu, čia va dvi kėdės, ir staiga atsiranda prie manęs Birutė Atvisaitė. Moki? Iš kur man čia tokių beginerių prisiunčia, negaliu. Aš jau sėdėsiu, Birutė Atvisaitė ateis, užfilmuok dabar mane su tuščia kėdė. Užfilmavai? Dabar, kai ateis Birutė Atvisaitė, mes sumontuosim, montator sumontuos ir gausis toks kaip stebuklas. Negaliu. Filmuok. Na, matai, easy buvo. Čia mes padarėme tokį televizinį efektą, triuką, tokį fokus, marokus. Ok, tai dabar einam sėsti prie kėdžių. Aha, kaip sakoma, eikit, kai prasideda metai, taip jie ir tęsiasi, tokie jie ir bus. Ir panašu, kad su Birute Atvisaitė, sėdau, plis, su Birute Atvisaitė susitiksime dar ne kartą. Aš taip sakant, visada esu pasiruošusi pasidalinti turimą informaciją su žiūrovu, kad ir kaip apie tą prekybos centrą, kurio čia neminėsiu, nes tikrai nenoriu Norfai padaryti reklamos. Reklamos? Eikit savo. Ta prasme, neikit, sėdėkit čia posakis. Bet jūsgi pasakėt, kad Norfa bankrutuoja. Tai kur čia reklama? O be to Norfa sako, kad nebankrutuoja. Norfa gali kalbėti, ką nori. Man viena kasininkė sakė, kad bankrutuoja. Kasininkės yra pats patikimiausias informacijos šaltinis. Operatorių, jūs uždėkite logotipą, taip. Nemokat? Nu, nieko, montuotojas mokės. Žodžiu, ką aš norėjau pasakyti, visada reikia pasitikėti žmonėmis. Man, pavyzdžiui, viena kaimynė sakė, kad Seime yra visi vagys. Tai aš nutariau patikrinti, nuėjau pas kolegas ir pasiklausinėjau. Visi sako, kad nevagia. Tai vagisgi neprisipažįsta, kad vagia. Nu, vadinasi, kaimynė buvo teisi. Gerbiama Birutė, betgi Norfa nebankrutuoja. Kas jums tai sakė, kasininkė? Ne. Nu, tai vadinasi, jūs nieko nežinot. Aš šią dieną pastebėjau, kad mano lenda žilo šaknis, tai iškart nubėgau pas kirpėją. Tai kirpėja man plaudama galvą pasakė, kad visi valdininkai makyšius. Nu, lyg ir nenorėjau to tikėti, bet kirpėja turėjo nenuginčiamų įrodymų. Kokių? Nenuginčiamų. Jos pusseserė sakė, kad visi valdininkai ima kyšius, o jos pusseserė dirba kasininkė Norfoje. Beje, aš čia su taksistu turėjau labai įdomų pokalbį. Ir aš nežinau, kodėl Lietuvoje niekas nekalba, kad bus euro devalvacija. Net profesorius Glaveckas apie tai nekalba. Čia nesąmonė. Sąmonė. Man tai taksistas sakė. O dabar dėmesio, kur jis man tai sakė. Mašinų stovėjimo aikštelėje prie Norfos. Kokių dar įrodymų reikia? Apskritai aš sakau, kad reikėtų mums dažniau pasitikėti paprastu žmogum. Pavyzdžiui, iš kur visi sužinojo, kad žemė bus parduota užsieniečiams? Iš paprasto žmogaus Pranciškaus Šliužo. O kai pas mane į namus buvo atėję parašų rinkėjai dėl žemės, jų blankai buvo sudėti į Norfos maišelius. Kokių dar įrodymų reikia?
Manyčiau, kurį laiką jums reikia atokiau laikytis nuo Norfos. Negaliu. Matot, mano aparatui reikia specialaus lietuviško vandens, kuris yra tik Norfoje. Tikiuosi ir mus kada nors pavaišinsite tą kavą. Kokia kava? Nu, iš aparato. Ne kavos aparatui, mano aparatui. Nes vanduo iš krano tuoj baigsis, nes Vilniaus vandenys jau bankrutuoja. Ne. Na, šiandien dar ne, bet greitai. Neseniai mačiau, kaip šitie, darbininkai taisė vamzdžius. Tai vienas darbininkas man sakė, kad Vilniuje visi vamzdžiai surūdyja, o visus pakeisti tai labai brangu. O vienas darbininkas, išlindęs iš kanalizacijos šulinio, pasakė, тут все пойдет под молоток. Nu, žinot, bim, bankrotas. Na šiaip mes laidą Babkių karta atnaujinome todėl, kad jūs galėtumėt atsiprašyti Norfos už paskleistus gandus. O, tai gerai, mane sunku, ne pirmas kartas. Atsiprašau. Mea culpa. Mea maxima culpa. Oi, beje, girdėjot apie Maksimą? Bankrutuoja. Tikrai nebankrutuoja, o jei ir bankrutuotų, tai kasininkės nežinotų. Kasininkės ne, bet yra krovikai. Kalbėjau su vienu kroviku, tai man sakė, kad jie atleidžia iš darbo. Tai kodėl atleidžia iš darbo? Aišku, kad bankrutuoja. Gal daugiau apie tai nekalbėkime, o jau dėl tų prekybos tinklų, tai būkit rami. Rimi, girdėjau, kad bankrutuoja. Ne, nebankrutuoja. Ok, viskas, baigiam pokalbį. Su jumis buvo Birutė Atvesaitė ir Babkių karta. Iki. Žinokit irgi. Kas? Bankrutuoja. Kas? Iki. Viskas, operator, viskas. Jungiam kameras, kur kramtopkė. Viskas. O kodėl išjungiat? Matyt, jūsų televizija irgi bankrutuoja. Reikės apie tai pašnekėti Janutienės laidoje.